Nuogumas. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė jos mens aprišalus. Pradžios 3 skyrius 6-7 eilutės. Aš manau, jog šie pirmųjų žmonių pietūs yra patys nemaloniausi visoje Biblijoje. Adomas ir Ieva, sėdėdami prie vieno stalo, staiga pamatė vienas kito nuogumą. Ir juos suėmė tokia gėda, kad jie skubiai puolė daryti savo drabužių. Gėda yra išskirtinai žmogiškas dalykas. Gėdydamasis žmogus kartais dangstosi skudurais, kartais melais ir apgaulėmis. Ar ta gėda būtų dėl nuogumo, ar dėl kokių nedorų darbų, vis vien tai norima pridengti. Kaip mes pasijustume, jeigu su draugais susirinkę į pobūvį gamtoje, staiga vienas kitą pamatytume nuogus. Matyti kitą žmogų nuogą, tai dar galima išgyventi, bet pačiam kitų akivaizdoje pasirodyti nuogam, tai tikrai būtų nemalonu. Pokalbio metu Adomas tylėjo. Kodėl tylėjo? Kai žaltys jo moteriai klastingai melavo. Aš manau, jog Adomas nesėdėjo ir nesiklausė pokalbio, o kaip bet kuris vyras kažką svarbaus dirbo. Meistravo ir viena ausimi girdėjo moters ir žalčio teologinį pokalbį. Greičiausiai Adomas net nesuprato, kad Ieva jam padavė atsikąsti uždrausto vaisiaus, nes pasiaiškindamas Dievui sakė: moteris, kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio ir aš valgiau. Pradžios 3 skyrius 12 eilutė. Adomas tiesiog yra tipinis vyras, kai jam duoda, tai įsima. Jeigu Adomas būtų dalyvavęs aptariant temą, koks yra Dievas, ką jis leido ir ką uždraudė, pirmoji pora nebūtų nusidėjusi ir pasaulis būtų kitoks. Problema prasideda tada, kai namuose prie stalo nesvarstami tokie klausimai, nevyksta teologiniai pokalbiai, kai tėtis apie tai nenori kalbėti, kai vaikai mano, jog tai yra nesąmonė, galiausiai tokioms temoms ir argumentams gaila jėgų ir laiko. Jeigu žmonės nekalba apie Dievą, nemoka atskirti tiesos nuo melo, neskaito Biblijos, o žiūri tik savo reikalų, yra laikoma, jog toks pasaulis, kuriame mes gyvename, yra normalus. Savo nuogybę, gėdą, savo klaidas, trūkumus ir silpnybės mes prisidengėme taip, kaip mokame, ir viskas yra normalu. Svarbu, jog kiti nepamatytų mūsų nuogų, silpnų ir suklydusių. Dėl to, kad Ieva vadovavusi perlenktų teologiniu supratimu, o Adomas aklai ją pasitikėjo, jiems atsiverė akis ir jie pamatė savąjį nuogumą. Bendravimas prie stalo, ne tik namie, bet ir bažnyčioje, yra labai svarbus, nes kartu pažindami Dievo žodį, įkvėpti šventosios dvasios, mes mėginame ne aklai gyventi tikėjimu, bet pažinti Dievą. Jei manome, kad gyvenimas tikėjimu pasireiškia tik kartą per savaitę ar per metus, apsilankant bažnyčioje, tai yra aklas prastos teologijos tikėjimas. Tai tikėjimas be mokinystės, tikėjimas be bendrystės, vedantis prie tokios pat nevilties akimirkos, kaip pirmųjų žmonių pokalbėje su žalčiu. Kristus įsteigė bažnyčią, kurioje ir normalu kalbėtis ir bendrauti, tarnauti ir mokytis, užjausti kenčiantį ir juoktis kartu besidžiaugiančių. Kristus neįsakė statyti šventyklų ir įrengti vietų, kur tikintieji jaustųsi priblokšti Dievo didybės, bet įsakė burtis ir rodyti vienas kitam dėmesį, kur žmonės būtų priblokšti vienas nuo kito meilės. Atsimerk, pažvelk į Dievo žodį ir žmonės, išsivalyk ausis ir klausyk, kas ką kalba ir kokią giesmę gieda.
Atverk savo širdį ir pajusk, kas į tave tiesia ranką su meile, o kas su klasta. Prisimink tikinčių žmonių istorijas, pažvelk į pasekmes, spėk, į kokią ateitį veda kelias, kuriuo eini. Jei gyveni su asmenimis, kurie tau rezga klastas, ignoruoja gyvybiškai svarbius pokalbius ir yra teologiškai pasyvūs, tuomet gyvenime gali tikėtis visko. Vis dėlto tu gali rinktis. Pirma, nuo klastingojo, kuris tau meluoja, nusigręžk ir pasitrauk, kad jis tavęs neviliotų nusidėti Dievui. Antra, pasyvų į tinginį, kuris negirdi nei tavęs, nei ką klastotojas suokia, nei žino Dievo žodžio, sudrausmink ir perspėk. Įtrauk į karštą pokalbį, iškelk jam sąlygų. Kas yra Dievas ir ką jis sako yra svarbu. Ir aš gyvendamas nenoriu matyti kitų žmonių nuogumo, gėdos ir silpnybių, bet noriu matyti jų grožį, stiprybę, drąsą, tikėjimą, darbus ir jų viltį. Noriu per gyvenimą kartu eiti net su nuolat nusidedančiais, bet su nuolat dvasiškai augančiais šventaisiais. Kaip to pasiekti? Mes žinome, jog tiems, kurie tiki Jėzų, gali pakartotinai atsiverti akis. Tai patyrė 2 Jėzaus mokiniai, po jo mirties eidami į Emausą. Kelyje jie sutiko nepažįstamą pakeleivį, su kuriuo kalbėjosi, o artėjant vakarui pakvietė jį kartu pavakarieniauti. Susėdus prie stalo, Jėzaus mokiniai pamatė, kaip šis nepažįstamasis paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Luko 24 skyrius, 30-31 eilutės. Prie stalo su Jėzumi jų akys atsivėrė, bet jie pamatė ne nuogybės ir savo silpnybės. Jie pamatė, kad mirtis nugalėta, kad gyvenimas yra amžinas, kad Viešpats juos myli ir aplanko, kad jiems laikas nustoti bijoti ir metas būti drąsiems. Klausimas apmąstymui. Ar esu kada nors prieš kitus žmonės pasijutęs tarsi nuogas, tam tikrų ypač jautrių klausimų? Kuo tada bandžiau prisidengti? Malda. Dieve, dėkoju tau, kad pažindamas tave galiu gyventi tiesoje. Ir man nereikia dangstytis melu, apgaulėmis, išsisukinėjimais. Padėk man gyventi teisingai ir tyra sąžine.